Sveiki visi, mano vardas Erika Pakalnė, esu nutriciologė. Šiandien pakalbėsime apie skydliaukę. Šis organas pastaruoju metu sukelia vis daugiau rūpesčių, ypač moterų ir merginų tarpe. Bet ne tik, tikrai ir pas vyrus būna problemų su skydliauke. Šis video bus apie tai, kokios yra pagrindinės priežastys skydliaukės ligų ir kaip sau padėti bei atstatyti skydliaukės funkcijas. Kas yra skydliaukė? Tai organas, kuris gamina hormonus, kurie kontroliuoja daugybę mūsų organizme vykstančių procesų. Ir skydliaukė taip pat reguliuoja medžiagų apykaitą. Atrodo ji labai gražiai, tokia drugelio formos. Yra labai svarbu suprasti, kad skydliaukės ligos neatsiranda iš niekur. Tai yra pasekmė ilgalaikių organizmo deficitų. Dažniausios skydliaukės ligos tai yra hipotireozė, čia tada, kai skydliaukės hormonų gamyba yra sumažėjusi, arba autoimuninis tiroiditas, tai lėtinis skydliaukės uždegimas, kurio metu organizmo imuninė sistema atakuoja pačią skydliaukę, ją ardo ir to pasekoje ilgainiui gali išsivystyti hipotireozė, kaip skydliaukės veiklos sulėtėjimas. Gali būti ir atvirkščiai, hipertireozė. Čia tada, kai skydliaukė gamina per daug hormonų, kas irgi nėra gerai. Taip pat kitos ligos tai struma arba gūžys, skydliaukės mazgai. Iš tikrųjų tai nėra taip svarbu, kokia yra diagnozė, o svarbu yra žiūrėti, kokia yra organizmo būklė, dėl kurios atsirado šios ligos. Kaip nutriciologė, jeigu į mane kreipiasi žmogus su skydliaukės sutrikimu, aš atsiverčiu jo kraujo tyrimus ir žiūriu, kokiegi deficitai ten yra. Svarbu paminėti, kad nutriciologas remiasi kraujo rodiklių normom, kurios yra optimalios sveikatai ir yra paremtos nutriciologijos mokslu bei moksliniais tyrimais. Ir jos gali skirtis nuo laboratorijų kraujo rodiklių normų. Ir tokiu būdu nutriciologas išsprendžia tokią dažną situaciją, kai žmogui yra sakoma, kad jo kraujo rodikliai yra geri, o jis vis tiek jaučiasi blogai. Sprendžiant problemas su skydliauke, visų pirma reikėtų pasižiūrėti, koks yra bendrojo baltymo lygis žmogaus organizme. Ir tai galima pamatyti iš bendrojo baltymo kraujo tyrimo. Suaugusio žmogaus bendras baltymas turėtų būti nuo 73 iki 75 gramų litre, ne mažiau ir ne daugiau. Tik tada galima teigti, kad tokio žmogaus organizme maistinių medžiagų įsisavinimas yra geras. Baltymo deficitas ilgainiui prives prie problemų su skydliauke. Kodėl? Skydliaukės hormonai yra baltyminės struktūros ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus suvartoja per mažai baltymų su maistu arba jo skrandžio rūgštingumas yra nepakankamas tinkamam baltymo įsisavinimui, apie tai, beje, mes turim video, jeigu nematėte, rekomenduoju pasižiūrėti. Tai jeigu trūksta baltymų, tada žmogaus organizmas tiesiog neturi resursų gaminti skydliaukės hormonus. Taip pat pas mus yra aktyvus hormonas T3 ir neaktyvus hormonas T4. Ir tam, kad neaktyvus hormonas T4 būtų konvertuotas į aktyvų hormoną T3, reikalingi fermentai. O fermentai taip pat yra baltymai. Taigi, jeigu organizme bus baltymų ir aminorūgščių trūkumas, tai šios organizmo reakcijos tiesiog neįvyks tinkamai. Deja, bet dauguma žmonių turi stiprų baltymo trūkumą ir tiesiog apie tai nežino. Ir dažnai matau kraujo tyrimus, kur baltymas gali būti 60-65 gramų litre. Ir tai yra labai gilūs deficitai ir esant tokiam žemam baltymui, žmogaus organizmas nėra pajėgus funkcionuoti tinkamai ir deja prie tokio gilaus baltymo trūkumo apie motyvaciją, gerą nuotaiką, energiją negali būti nė kalbos. Ir jeigu jaučiatės blogai, nieko nesinori, atkreipkite dėmesį į šį kraujo tyrimą. Taip pat problemos su skydliauke išsivysto ne vien dėl jodo deficito, kaip priimta manyti, bet skydliaukės funkcijos tiesiogiai priklauso ir nuo to, ar organizme yra pakankamai geležies, vario, B grupės vitaminų, magnio, seleno, cinko, taip pat vitaminų A ir D, nuo kurių priklauso receptorių jautrumas. Va, kiek visko yra gyvybiškai svarbu,
kad skydliaukė tinkamai galėtų atlikti savo funkcijas. Taip pat, norint išvengti skydliaukės ligų, yra svarbu mokėti valdyti stresą. Dažnai skydliaukės liga išsivysto būtent didelio streso fone. Ir nereikia bandyti streso vengti, nes trumpalaikis stresas iš tikrųjų yra net naudingas mūsų organizmui, tačiau reikia mokytis jį reaguoti tinkamai. Nes kitu atveju, kai yra jau ilgalaikis stresas, išsiskiria daug hormono kortizolio, o aukštas streso hormono kortizolio lygis neigiamai įtakoja skydliaukės darbą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kada jūs einate miegoti. Tam, kad organizme būtų daugiau melatonino ir mažiau kortizolio, būtina nueiti miegoti iki 11 valandos vakaro. Jeigu jūs einate miegoti po 11 valandos vakaro, o dar blogiau, jei ir po 1 valandos nakties, tai yra didžiulis stresas žmogaus organizmui ir skydliaukė už tai nepadėkos. Tačiau jeigu jūs patirite didelį išorinį stresą, galima savo padėti ir kokybiškų papildų pagalba. Pavyzdžiui, laikinai padidinant magnio dozę. Taigi, pakalbėjome apie deficitų svarbą, stresą, kasgi dar provokuoja skydliaukės ligas. Tai virškinamojo trakto problemos. Visų pirma, tai kai yra problemos su gleivinė, skrandžiu, tulžies nutekėjimu, žarnyno mikroflora, tai visada bus ir deficitai. O visų antra, jeigu virškinamojo trakto gleivinė yra sudirgusi, tai į kraujotaką papuls ir antigenai, virusai, bakterijos, grybai ir tokiu būdu neigiamai įtakos skydliaukės veiklą. Pavyzdžiui, autoimuninis tiroiditas gali atsirasti didelio virusinio krūvio fone. Ir jeigu žmonės, turintys šią diagnozę, pasidarytų antikūnų tyrimus, pavyzdžiui, citomegalo virusai, Epšteino-Baro virusai, herpes, tikrai kažkuris iš jų būtų teigiamas. Jeigu žmogus nori pasveikti nuo hipotireozės, hipertireozės arba nuvesti autoimuninį tiroiditą į remisiją, visų pirma yra būtina atstatyti virškinamojo trakto funkcijas. Jeigu pas jūs jau yra padidėję antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę arba antikūnai prieš tiroglobuliną, tikrai nereikia laukti, kol imuninė sistema sunaikins skydliaukę ir tada jau gydytojas paskirs hormonų terapiją. Nutriciologija yra prevencinė medicina ir būtent nutriciologas dirba su ta stadija, kai antikūnai jau yra padidėję. Tikrai reikėtų įdėti visas pastangas savo skydliaukės funkcijoms atstatyti, nes nuo to priklauso jūsų savijauta. Kas bus, jeigu žmogus ignoruos skydliaukės ligas? Visų pirma, tai atsilieps jūsų savijautai ir energijos lygiui, gali tinti kūnas, slinkti plaukai ir beje, vienas iš hipotireozės požymių yra, kai pradeda retėti antakio galiukas štai čia. Esant hipotireozei galite jausti šaltį, priaugti svorio, o prie hipertireozės atvirkščiai bus karšta ir svoris kris. Taip bus tol, kol neatstatysite hormonų balansą. Prie autoimuninio tiroidito žmonės kenčia nuo ypač žemos energijos, niekam nėra jėgų, nes visa energija yra nukreipta į šį autoimuninį procesą. Ir nutriciologas gali padėti nuvesti šią ligą į remisiją. Tik nepamirškim, kad tam reikės ir jūsų pastangų bei noro ir apsisprendimo būti sveikiems. Taigi, jeigu blogai jaučiatės, nėra energijos, negalite numesti svorio, išsitirkite skydliaukę. Ir dabar didysis klausimas, ar reikia gerti jodą? Jeigu atkreipsite dėmesį, viso video metu apie jodą nieko nepasakiau. Kodėl? Taip tiesa, kad hipotireozė, struma arba gūžys atsiranda dėl jodo trūkumo, tačiau jodą vartoti galime tik tada, kai jau yra pašalinti organizmo deficitai. Geležies, vario, cinko, seleno, B grupės vitaminų, nes kitu atveju jodas gali savijautą dar labiau pabloginti ir išprovokuoti hipertireozę arba autoimuninį tiroiditą. Tai pirma, dirbame su virškinamojo trakto funkcijų atstatymu, tada atstatome organizmo deficitus ir tik tada jau galime vartoti jodą kokybiško papildo formą. Šio video pagrindinė žinutė yra ta, kad su skydliauke galima dirbti ir yra netgi būtina atstatyti jos funkcijas ir nereikia laukti, kol skydliaukė bus sunaikinta ir jau tada bus paskirta hormonų terapija. Domėkitės, viskas jūsų rankose. Šiandien tiek.
Ačiū, kad žiūrėjote video iki pabaigos, spauskite laiką, prenumeruokite šį kanalą ir iki susitikimo naujose video apie sveikatą ir nutriciologiją. Iki!